Aš esu Rasa Tapinienė ir skolinu savo balsą žmogui, kuris dėl neigiamos aplinkinių reakcijos savo istorijos negali papasakoti pats. Istorija būtų, jei taip faktais kalbant, visiškai eilinė ir paprasta. Kai sužinojau, man buvo 31. Susipažinau su vyru, mes pradėjom susitikinėti, bendravom ir kažkur po metų nuo mūsų pažinties jo sveikata stipriai pablogėjo. Gydytojai negalėjo rasti priežasties. Ant jo kūno atsirado tokių nelabai gerų darinių. Galvojo, gal Laimo liga. Darėsi įvairiausius tyrimus, gėrė vaistus, nežinia nuo ko. Galų gale viena patyrusi gydytoja patarė išsitirti dėl živ. Ir taip jam buvo nustatyta diagnozė. Kadangi mes buvom nuolatiniai partneriai, jis man pasipasakojo ir tada išsitirti reikėjo man. Man tą diagnozę patvirtino. Šiaip visiškai niekas nepasikeitė. Šiuo metu mano gyvenimas yra lygiai toks pat paprastas, kaip ir eilinio žmogaus iš dalies. Tie vaistai iš pat pradžių gal nėra labai malonu, reikia adaptuotis, bet tai praeina. Paskui organizmas priprato ir jautėsi žymus pagerėjimas. Šiuo metu turiu prisiminti gerti tuos vaistus, turiu kas 3 mėnesius apsilankyti pas gydytoją, darausi profilaktinius tyrimus. Mano kraujo rodikliai, kaip sako gydytoja, niekuo nesiskiria nuo sveiko žmogaus. Gal netgi sveiko žmogaus sveikata yra blogesnė. Sergantieji živ gyvena tarp mūsų, bet dėl neigiamų aplinkinių nuostatų pasirenka būti bebalsiais ir nedrįsta kreiptis dėl gydymo. Lietuvoje živ gydymą gauna tik 1/3 užsikrėtusiųjų ir tai yra antras blogiausias rodiklis ES šalyse. Nebijokime vieni kitų ir įveikime živ.